Negaliu tuo patikėti. Saulė šviečia, šilta. Pas mane net kirstukai, kurie įsikūrė stogo čerpėse, išlindo kažkokiu būdu. Nes jiems šilta turbūt pasidarė nuo to stogo, kaip šildo. Kažkaip tai džiugiai nuteikia toks oras, ne? Nedažnai jisai būna. Sausio 31 dieną. Fantastika, mėgaujus kiekvieną akimirką. O ar tu mėgaujus tą akimirką, ar galvoji, kad kažkas čia negerai su ta žiema? Reikėtų galbūt panerimauti ir paliūdėti, nes greičiausiai gal čia atšilimas ar kažkas tai tokio. Ir nelabai gal ir mėgaujasi tuo laiku. Bet čia dabar ne apie tai. Kodėl tu prašai savo, kad būtų lengviau? Kodėl tu vis nori, kad viskas būtų paprasta, kad nebūtų skausmo, kad nebūtų sunkumų? Kodėl tu vis prašai, kad tau būtų lengva? Ten, kur yra lengva, ten yra tavo liūdesys ir tavo nelaimė. Aplinkui visi nori priversti kiekvieną iš mūsų būti silpnu ir norėti kažkokio lengvumo, paprastumo, patogumo. Kodėl tu, turėdamas antsvorį, atrodydamas kaip pliušinis meškiukas, nori ir prašai, kad atsirastų kažkas tai, kas padėtų tau to svorio atsisakyti? Vienas iš tokių būdų tai yra labai smarkiai paplitęs dabar vaistas, kuris naikina tos riebalus. Be to dar naikina ir tavo proto ląsteles, neuronus. Kodėl tu nori, kad tai būtų lengvas sprendimas, greitas sprendimas, neįdedant nei trupučio darbo į tai, nueiti sporto klubą, metus taip treniruoti, sportuoti, kad atsisakyti to? Kodėl tu nori, kad kažkas būtų lengva? Nes tame nėra jokios vertės. Tu nieko nesukuri jokios stiprybės. Maistas, kurio tau reikia atsisakyti, jis irgi yra sunkumas. O tu galvoji, aš noriu valgyti kažko tai daug ir visko labai skaniai ir kad aš netukčiau. Taip nebūna, reikia save riboti tam tikros elementos ir ypač mitybos elementos. Tu prašai lengvumo ir skausmo, kuo greičiau dingimo ten, kur yra dvasinis tavo skausmas, ten, kur atsitinka tavo netektis, ten, kur vyksta skyrybos, ten, kur vyksta nesutarimai, ten, kur vyksta kažkokios finansinės griūtis, ten, kur tu nori kuo greičiau iš ten pabėgti ir tam užsimiršimui tu naudoji vaistus, kurie slopino tave, jie tau neleidžia būti tikru, jie tau leidžia atbukti ir tu nori pabėgti nuo to skausmo. Ir tas pabėgimas ir tas lengvumas, kurį nori kuo greičiau, kad kuo greičiau palengvėtų, nesprendžia tavo situacijos. Tu negyji, tu turi tą žaizdą ir tą skausmą ir nešiojas ilgai. Sunkumas, su kuriuo reikia būti, jau nebepakeliamas beveik niekam. Jokių vaistų nevartojau, nieko panašaus, būdamas savo skausme, savo dvasiniam skausme. Nušėjau į sunkumą. O tu eini, kad tau būtų tik lengviau. Šiandien penktadienis ir tu turbūt galvoji, pagaliau penktadienis, atvargau aš tas 5 dienas savo ten kažkokiam nemėgstamoj kažkokioj veikloj, dabar bus šiek tiek lengviau. O savaitgalį tu pasidarai per tą lengvumą silpnas, nes tu sau leidi miegoti kiek nori, išgerti vakare, prisivalgyti bilenko. Ir tu esi silpnas, ir tu esi nepasiruošęs. Kai tu savo sunkumus, savo išgyvenimus, vietoj to, kad juos spręstum, sakai, man reikia pasilsėti, man reikia kažko tai lengvesnio, kas leistų man kažkaip tai atsiriboti nuo to. Ir žiūri ištisai ekraną. Kai tavo pramoga yra tie trumpieji momentiniai peržiūrėjimai, kur tu manai, kad čia yra poilsis ir tas lengvumas, ir tu griauni save, ir tu neturi jokios stiprybės. Kai tu gauni iššūkį, tu bėgi nuo jo. Kodėl taip yra? Todėl, kad visuomenė formuoja tau elgtis, nes aplinkui matai tą patį. Patogu nueiti, patogu nusipirkti, patogu vaistų suvartoti, kad numesti svorį, savo emocijas kažkokias nuraminti, patogu žiūrėti teliką, patogu nespręsti jokių santykių problemų, patogu iš vis prašyti, kad būtų lengviau
bet nedaryti veiksmo. Niekas beveik nedaro veiksmo. Vienas kitas žmogus, vienas kitas vyras, kuris ieško sprendimų, sunkių sprendimų. Kai man buvo sunku mano gyvenime, tie sunkus etapai, kai jie buvo atvesti man ne mano valia, aš išėjimą radau per sunkų darbą, per sunkų pasiaukojimą, per sunkumą. Ir mano atsikėlimo programa, kuri buvo 2,55 ir visas kitas fizinis krūvis, kuris buvo naudojamas, jis buvo labai nepatogus. Jis buvo žiaurus. Man buvo ypatingai sunku, bet aš tvarkiau taip savo dvasinį skausmą ir tai buvo mano išėjimas. Per ten aš sukūriau tą stiprybę, kuri mane veda toliau. Kas atsitiko po to, kai tie sunkumai, kurie buvo man gyvenimo primesti, buvo įveikti ir įveikiami, kai yra ramus laikas, kai nevyksta kažkokių tai aplinkybių, kurios man būtų ypatingai iššūkiai, aš pats susikuriu sunkumą ir iššūkius, kuriuos įveikiu. Tai vėlgi tas pats atsikėlimas ankstyvas, tas pats šaltas vanduo, tas pats bėgiojimas, sportavimas. Mano pokalbiai prasideda 5 ryto. Ar tu girdėjai kažkur tai, kad kažkas tai, kažkokioj tai terapijai staiga darytų tos pokalbius 5 ryto? Nesu girdėjęs. O žinai kodėl? Todėl, kad labai nepatogu, todėl, kad tai yra sunku. Ir tie žmonės, kurie veda tas įvairias terapijas, psicho ar ne psicho, nesvarbu, jiems yra patogu 8, 9, 10, taip kaip jiems patogu, taip kaip jie gyvena. O aš gyvenu būtent taip. Ir aš būtent todėl formuojuosi savo sunkumus, kad tada, kai ateis gyvenime sunkumas, aš būčiau jau stiprus, aš jį priimčiau, aš nelūžčiau, aš neičiau į depresiją. Tu tuo metu, prašydamas, kad būtų lengviau, esi silpnas. Ir kai ateina tie sunkumai, kurie ateina, tu puoli į alkoholį, į depresiją, į vaistus, į teliko žiūrėjimą, nusivylimą, pyktį ir taip toliau, ir taip toliau. Aš ten nebesu. Dėl to aš galiu gyventi gyvenimą, kuris yra pakylėtas, kuris yra džiugus, kuris yra man prasmingas. Aš turiu visai kitą energiją, o tu jos neturi, nes tu ją atiduodi savo nelaimingumui, savo pykčiui, ieškodamas kažkur, kad kažkas tai pašviestų. Šita saulė, kuri dabar šviečia, jinai šviečia 1 dieną, gal 2 dienas švies. Ir tu prašai, kad ta saulė šviestų dažniau, o daugeliu atveju tos saulės tai nėra. Tai kitom dienom reiškia, tu esi ką, negyvenantis tą dieną. Nes visa žiema yra pilka apie nieką. Ir tada reikėtų liūdėti ir laukti, kada viena diena išlys tos saulės. Per šitą dieną, kai yra gera nuotaika, yra labai paprasta daryti dalykus. O kai nėra tokio oro, kai nėra aplinkybių, kai nėra sąlygų, kai yra labai nepatogu ir tu tai padarai, tu sukuri didžiulę vertę. Tai, kas yra sunku, yra didžiulės vertės dalykas. Tu tada tampi vertingas. Kas yra lengva, neturi jokio pasipriešinimo, yra apie nieką. Žinai tas istorijas, kur žmonės laimi loterijose ir lengvai gauti pinigai, jie yra ištaškomi. Todėl, kad tu nejauti vertės. Kai tu susitvarkai savo kūną per vaistus, numeti svorį, tu nejauti to darbo, kurį turi įdėti sunkaus ir nejauti to gyvenimo. Tavo psichika čia nesitvarko jokiom aplinkybėm. Kai aš darausi pokalbius rytinius, kai aš darausi savo programas nepatogias, kai aš važiuoju ir keliuosi 3:30 dabar į treniruotę su savo mokiniu, kur man reikia 2 valandas važiuoti, aš tampu stipresnis. Norėdamas, kad jeigu tu nori, kad tavo gyvenimas būtų iš vidinio jausmo geras, kad tu jaustumsi, kad tu gyveni, kad tu jaustum tą stiprybę iš kiekvienos dienos, tu turi kiekvieną dieną atlikti veiksmus, kurie yra tau nepatogus ir kurie yra sunkus. Perėjęs tą sunkumą, kuris trunka iš tikro ganėtinai neilgai, ten valanda treniruotės, ar atsikėlimai, ar kažkoks tai šaltas vanduo, tai yra trumpas laikas, bet tu užsikrauni visai dienai. Tu tampi stiprus tą visą dieną. Ir visą dieną taip formuodamas, dieną prie dienos klijuodamas, tu kuri savo gyvenimą. Jeigu tu užsisakai Bolt Foodo, kad tau atvežtų sumuštinių, pats nieko nesidarai, nes tai patogu,
žiūri tos serialus pastoviai kažką tai darai ant sofkutės gulinėdamas, tu esi ištežęs, silpnas, nelaimingas, nepretenduojantis jokią aukščiausią kokybę. Tas vidinis skausmas tave graužia. Tu žinai, kad tu esi ten, kur neturėtum būti, galėtum padaryti kitaip ir išeitum tenais. Kiekvienas mes galim tai padaryti. Kiekvienas galim padaryti. Ir galim padaryti čia ir dabar. Kai tik ateina ta informacija, kurią gauni ir per mane, ir per kažkur kitur, tau nereikia ieškoti kažko kitko patvirtinančio. Tau reikia išbandyti ir padaryti. Sunku eiti vienam, iš tikrųjų nėra lengva, priminti savo kiekvieną dieną. Parašyk man. Gali pats eiti, eik pats ir daryk. Viskas elementaru ir paprasta. Kodėl tu ieškai kažkokių meditacijų, nušvitimų, vienuolių, gurų ar šamanų, kad jie kažką tau padėtų padaryti? Jie už tave nieko nepadarys. Darbą, kurį turi atlikti ir sunku, turi atlikti tu. Tik tada, kai atliksi sunkų darbą, tu tada gyvensi gyvenimą, kuris vertas gyvenimo. Dabar, ką žinai, ar tu taip gyveni? Pasirinkimai yra visi pas tave. Ir šį penktadienį, kaip ir kiekvieną penktadienį, tu gali pradėti naują gyvenimo etapą. Kiekviena diena atidėta silpnina tave. Ir kuo toliau, tuo sunkiau yra vėl eiti ir užsikurti kažkam tai. Pradėk daryti veiksmus, sunkius, nepatogius, priimk iššūkius, atsisakyk komforto ir tai tavo formulė džiugiam gyvenimui. Tai tinka tiek vyram, tiek moterim. Mums visiems reikia būti stipriems šitam gyvenime. Būk stiprus.